Sveiki. Noriu sukurti dar vieną filmuką apie atsistatymus, recoverius, kiek laiko turėtų atrodyti normalus atsistatymas, kiek atsistatymas turėtų atrodyti pilnas, kada nori visiškai nulipti, va tokie klausimai. Standartiniai tokie kursiukai trunka galbūt 3-4 mėnesiai, galbūt platus range'as būtų nuo 2 iki 4 mėnesių, bet dažniausiai tai trunka galbūt 3 mėnesiai. Tai prasme 2 mėnesius labai retai kada renkas. Ir tada toks kaip ir dažniausias variantas, tai padaro pertrauką, atsistatymą vadinamą PCT, mėgsta daug kas vadinti išsivalymu, nors tai nieks nieko nevalo, tiesiog atstatinėja tavo sistemą. Tau pats organizmas labai sėkmingai išvalo, nesvarbu, tu tą PCT darysi, nedarysi, jis visiškai jokios išsivalymui, jokios įtakos neturės. Galbūt antioksidantų didelis kiekis padėtų kažką ten greičiau išvalyti, bet tas vadinamas PCT, post-cycle terapija, tai nieko visiškai nedaro su išsivalymu. Tai jisai trunka galbūt 2 mėnesiukai, jeigu labai geras, mėnesis, jeigu toks vidutiniškas galbūt. Ir tada tai, ką daro sportininkai didžiąją dalimi, tai šoka vėl gal ant kursiukų. Ar tai gerai, ar ne, sprendžia kiekvienas sportininkas, kuris renkasi tokį modelį, nes kaip ir mėgstu sakyti, tai tiesiog kiekvienas pasveria prioritetų savo gyvenime ir ar tas dalykas, kurį jie renkasi, jiems svarbus ar ne, tai iš tikrųjų tik jam ir vienam nuspręsti. Čia yra, nes mes negalim jo galvą įlysti ir ar jisai kokius dalykus susidėliojas, ką jisai siekia, ko jisai nori, čia tai jo vienintelio asmeninis pasirinkimas. Tai bet kuriuo atveju, kalbant apie sveikatingumą, ilgamžiškumą, apie tokio kaip ir optimalaus varianto pasirinkimą ir pliusai, minusai ir kokį poveikį darai savo organizmui, tai būtų apie tai maždaug taip. Jeigu tu darai standartinį 3 mėnesių kursiuką ir tai yra pats sveikiausias pasirinkimas būtų visiškai greiti esteriai, iš testosterono grupės tai būtų propionatas, iš steroidų grupės galbūt anavaras, galinai sveikas, greitai išsivaikščiojantis. Ir sveikiausias pasirinkimas, ar ne, galbūt toks, ar ne. Tada, ko galima tikėtis nutraukus po kurso, faktas labai svarbu dar. Kiek ilgai tau tie kursiukai tęsiasi, galbūt tai jau yra koks 5. kursas ir darydavai tokius panašiai greitus atsistatymus iki 2-3 mėnesių ir vėl šokdavai vis dar kursų, ar ne. Skaičiau, čia jau toks ganėtinai dažnas kursavimas, tai priklausomai, kaip ir sakiau, kiek esi tą savo sistemą jau atstatinės kartų, kiek gerai atsistatinėdavo jinai, čia vis kiekvienam bus individualu, tai nėra tokios bendros taisyklės, bet, sakykime, tokį viduriuką imant, pirmieji kursai, plius minus ar ne, tai tie atsistatymai visada būna ganėtinai geri. Bet kaip atrodo tas recoveris, tai, kaip ir sakiau, faktas individualu, bet kuo ilgesnis recoveris, kuo ilgesnį pertrauką tarp kursų, tuo vis dar yra geriau. Todėl reiktų tokį kaip ir nusistatyti, vėlgi faktas prioritetai. Vieni siekia galbūt kažko labai daug, tai būtų varžybos, kažkokia karjera sportinė ar ne. Ir jie tikrai aukoja daug. Ta prasme, jie nusistatė yra daryti kelių metų karjerą, tarkim 20 metų galbūt įsibėgėja lengvai ar ne, iki 30 metų varo, aukoja pilnai. Tai faktas, tie prioritetai net sutaps su didžiąja populiacijos dalimi, kurie naudoja kažkokią tai chemiją. Jie dažniausiai nori tiesiog biškį vaikščioti pasipūti, padaryti kažkokius lengvus atsistatymus, pasiryškinti ir panašiai, ar ne? Ir vis dar išlaikyti sveiką HPTA sistemą, būtų vaisingais ir panašiai. Tai prioritetai faktas skirsis. Todėl tas viduriukas būtų, kada nori išlaikyti sveiką HPTA sistemą, tai mano akimis turėtų būti galbūt 2-3 mėnesiai kursiukas, čia blogiausiu atveju 4 mėnesiai, bet jeigu tai buvo 4 mėnesiai, tai kursų metu rekomenduočiau naudoti pregnilį, kad sėklidės būtų lengvai dar palaikomos ir tas tokios negautų labai stiprios atrofacijos. Tada statymas turėtų trukti galbūt 3 mėnesiukus kaip minimum, sakyčiau, ir ilgiau, tai ilgiau iki galbūt pusę metų. Vėlgi ta forma, kai tu pasieki kažkokią tokią, sakykime, plius minus arti savo genetinio potencialo, ganėtinai tu neblogai palaikai po atsistatymą. Jeigu faktas gerai dirbsi,
toliau darysi geras treniruotės, toliau laikysi tvarkingą mitybą. Ta prasme, tik pradėjau sportuoti, ganėtai neblogai kyla rezultatai, plus minus jau atsiranda toks sustojimas, po tarkim 2-3 metų pasportavimo, tada galima su steroidais, aš aišku, čia gaunas tos kaip ir propagavimas, galbūt lengvas, bet su chemija tikrai pasiektum greičiau savo natūralų maksimalų piką, gyvenime kokį galėtum turėti natūraliai, tada nulipus nuo chemkės, vėl sugrąžint savo sveiką natūralią HPTA sistemą ir ta forma, tiesą pasakius, būtų ganėtinai nebloga, tokia, kokią natūraliai gali palaikyti. Tai toks variantas, bet dažniausiai būna taip, kad ta natūrali riba yra ganėtinai nedidelė ir prisižiūrė influencerių visokiausių Facebook, Instagram ir nori atrodyti taip kaip jie. Todėl varai gerokai daugiau ir tie atsistatymai vis trumpėja, kursai vis ilgėja, chemija vis stiprėja. Tai va todėl prioritetai, kaip ir visada mėgstu sakyti, prioritetai pirmoje vietoje susidėlio tokį ilgalaikį planą ir tikrai iš tikrųjų, kas ruošiasi kursuoti, žaisti su chimke, tai tie, kurie grinai visiškai nori tik žaisti, jiems, sakyčiau, reiktų iš vis tik tai žaisti su lengvais oral preparatais, galbūt lengvi sarmai, galbūt anavaras, arba jau kita grupė, kiek kur skaičiau lengvi kursuotojai, tai būtų galbūt sveiki greiti esteriai, kaip testosterono propionatas. Ir tiesą pasakius, tik ant testosterono galima labai puikiai gerai atrodyti, netgi tas pats lėtesnis testosteronas, jeigu jisai būtų vienas, be nieko daugiau, galbūt papildomai anavaras arba lengvas sarmas. Tikrai būtų puikiai forma, kraujo tyrimai labai neišsireguliuotų, neskaitant HPTA sistemos, bet kraujo tirštumas, ta prasme cholesterolis būtų ganėtinai tikrai tvarkingi, kaip fermentai tikrai per daug irgi nekiltų, jeigu ne per daug, iki 20 mg per dieną anavaro, tikrai ta prasme būtų pakankamai ir forma gera, ir kraujo tyrimai geri ir panašiai. Todėl ganėtinai blogas sveikas kursiukas, bet kaip ir minėjau, tokių rezultatų didžiai daliai nepakanka, nes tiesiog gauname tokią visi didelį influenciją iš didelių Instagramo ir Facebooko arba YouTube'o channelių. Tad mes norime irgi tą formą daryti kosminę didelę, kuri reikalauja gerokai daugiau negu to. Tai va, grįžtant prie recoveryų, kaip ir sakiau, kuo ilgesnis recoveris, kuo ilgiau natūraliai veikianti tavo HPTA sistema, tuo tu išlaikysi savo sėklidės sveikas, savo natūralią HPTA sistemą visą gyvą, tuo nebus ilgamžiškesnis, sakykime. Nes jeigu tu darai recovery tik tais kokius 2 mėnesius ir iš karto vėl kursas, tai per tuos 2 mėnesius jį tik pradeda, sakykime, didžiąją dalimi pilnai veikti, sakykime, 7-8% jau kaip ir veikia, bet jį tik ten padirbu realiai va tokiu stiprumu, grinai paskutinės tik savaitės ir tu iš karto vėliau išjungi. Kada pirmas mėnesiukas iš vis tik tais vos įsijunginėja, tada nuo 1 iki 2 plius minus, taip kažkaip pradeda dirbti ar ne, ir jau tu ją iš karto vėliau išjungi. Tai jinai per pusę metų padirba normaliai kelias savaitės iš tikrųjų. Tai va, todėl labai didelė atrofacija, kitas kursas toks bus. Dar sunkesnis, nes jį praktiškai tik pradėjo veikti. Ir net nepilnai, ta prasme, jau tu jau ją vėl išjunginėjai. Todėl, kuo ilgesni tokie kursai, kuo trumpesnis recoveris ir čia kalbu ant lengvų preparatų pirmaisiais kursas, kada tu labai gerai atsistatinėjai. Todėl old schoolo recovery būdavo grinai iš viso 2-3 savaitėm pavaryti klomidą lengvai ir viskas. 2 savaitės klomidas, 2 savaitės suleidė HCG, nutraukė ir baigė. Ir esmė tame, kame sistema būdavo. Jie nejausdavo, kaip gal ir jausdavo, bet kada jausdavo blogus šalutinius efektus, kad mažai testo, sex drive'as lievas ir forma sukrenta, iš karto vėl grįždavo kurs. Taip praeina 2 mėnesiai, nes lengvai HCG kol veikia, tu palaikai dar tą testosteroną, tas tada nukrenta testosteronas ganėtinai greit, tarkim, nutraukia vaistą HCG, prigniliai, tada dar gal 3 savaitės prabūna, arba 2 savaitės gal prabūna ant tokio testo žemo, bet dar kažkokio, ir tada dar mėnesis ant tokio labai žemo, arba beveik jau iš vis nėra, ir tik tada tu pradedi jausti lievą testosteroną, nes iš karto nepajaus, kalbu apie sex drive ir performance žymę. Reikia dar tam laiko. Ir tas visas laikotarpis yra praktiškai tiek, kiek yra dar jų 2 mėnesiai. Todėl natūraliai jų HPTA sistema būdavo praktiškai niekada neįjungiama, labai minimaliai, vos, ir iškart vėl kursas. Todėl nespėdavo tas pasijaust blogas savijauta per daug. Todėl tuos recoveries darydavau tik tai tokius trumpius ir galvodavau, kad jų kaip ir užtenka. Niekas ten tų kraujo tyrimų per daug nedarydavau. Todėl nežinau, kame tas iš tikrųjų visas recoveries.
O dabartiniai recovery yra gerokai ilgesni, trunka gerokai ilgiau ir tikras recoveris trunka būtent tiek. Ir iš tikrųjų, kuo tu ilgiau darysi, tuo bus geriau. Tai tokie dalykai. Viską reikia pasverti. Kiek laiko jau esi ant kurso, kiek kursų apskritai turėjęs, kiek dabar tuo metų, kiek metų apskritai kursuoji ir darai recoverius, apskritai kiek metų patirties turi, sakykime, su chemija. Tai visą tą sukombinavus gali plius minus tokį guidance turėti, kaip turėtų atrodyti tavo dabartiniai kursai ir recovery. Ir dar ką noriu paminėti, čia tiesiog bazė tokia ar ne lengva, galbūt dar lengvai apie esterius ir pačią chemiją. Tai kaip ir minėjau, testosterono propionatas vienas sveikiausių ir greičiausiai išsivaikščiojančių, kuris mažiausiai žalos tau turės. Kodėl? Todėl, kad jis konvertizuojasi tik į estrogeną, todėl tavo kūnas patirs aukštus androgenus per androgenizmą, ne? Ir estrogeną. Tai 2 tik tais chemikalai bus, ar ne? Sureguliuoti. Todėl recoveris yra ganėtinai greitas, vėlgi half-life'as yra labai greitas. Tai reiškia, half-life'as tai per kiek laiko išsivaikščio chemikalas iki pusę normos nuo maksimalios, nuo pykų. Tai atsistatymas bus ganėtinai greitas, nes šis pats geriausias, pats sveikiausias pasirinkimas realiai būtų. Jeigu tu pasirinksi lėtą esterį, tas išsivaikščiojimas bus gerokai didesnis, nes tarkim propionatas apie 2 dienas, half-life'as ar ne, 1-2, o lėtas esteris, testosteron cypionatas arba enantate, tai būtų apie 10 dienų, 7-10. Ir jau prailgėtas laikotarpis gerokai, todėl recovery visada prasideda realiai tik nutraukus testosterono naudojimą, dar testosterono enantate naudojimą, standartinį testosteroną ar ne. Dar reikia palaukti apie 2 savaitės, kol testosteronas nukrenta žemyn, nes didelis testosterono kiekis tau bet kuriuo atveju neįjunginės, klomidas neįjunginės tau natūralios HPTA sistemos, nes dar tavo aukštas estrogeno kiekis. Tai va čia tiesiog apie tą, tada kiti, tai čia lėti, ne dėl to, kad trumpas ir lėtas. Ir dabar kita grupė yra, kurie sukelia progesteroną. Nes aukštas progesteronas irgi neįjunginės HPTA sistemos. Tarkim, didelis, tai yra 0, ta prasme mažai estrogeno, mažai testosterono, bet aukštas progesteronas. Tai reiškia, kad tavo vis tiek natūrali HPTA sistema neįsijunginės, nes vienas iš jų yra per aukštas, tai yra progesteronas. Todėl naudojant nandrolonus arba tiesiog bet kuriuos 19-nor grupės chemikalus, tai trenas, tie visi chemikalai turi kažkokią tai sąveiką su progesteronu. Skirtingais reitingais, vieni daugiau, kiti mažiau, pavyzdžiui, trenas labai stipriai užkelia progesteroną. Todėl po jų naudojimo tas recoveris bus dar sunkesnis net negu tik lėtas testosteronas. Tai va, tą turi turėti omenyje susidarydamas savo kursą ir galvodamas apie atsistatymą. Nes jeigu tu renkiesi labai greitus esterius ir trumpą atsistatymą, tada galbūt dar ir atsistatinėsi kažkiek, galbūt to atsistatymų gal ir užteks, tiesiog ta žala bus netokia ir didelė. Bet jeigu tai yra lėti esteriai, testosterono ir dar ant viršaus dadėsi dekos arba treno, kuris pakelia progesteroną, tas recoveris iš vis bus super ilgas. Ir vien dėl to, kad, pavyzdžiui, ne tik vien dėl to, kad half-life'as labai ilgas, pavyzdžiui, deka užsistovi organizmai iš vis labai ilgai. Ir negana to dar užkelia progesteroną, kuris faktas, jeigu chemikalas veikia ilgai, reiškia, ir progesteronas stovės labai ilgai. Tai atskau deka, trenas lėtas, dėl greito treno dar toks ant klaustuko, bet irgi vien dėl to, kad progesteroną užkels. Tai tie visi chemikalai tikrai labai stipriai slopins tavo natūraliai HPTA sistemą ir po jų recoveris bus super sunkus, super ilgas. Todėl, jeigu tu dėlioji šitus chemikalus savo kurs ir 2 mėnesiai recoveris ir po to daryti kažkokį tais vėl kursą, tai tau tas recoveris praktiškai nieko tau nedarys. Tu geriausiu atveju panaudotum tik pregnilį, kad tipo tavo siklidis kažką sudirbtų, bent jau ta grupė, kuri gamina testosteroną, ir tu vėl šoksi ant kursų. Tai praktiškai tu tik tiek geriausia, ką gali iš to savo atsistatymą ar gauti. Tai tiesiog lengvai panaudoti pregnilį. Ta prasme, galbūt tau 20 metų, galbūt tai tau 1-2 kursas su tais blogaisiais chemikalais. Galbūt tu būsi tas laimingasis, kuriam tas to recovery užteks. Bet didžiai daliai netgi 1 kursas bus labai stiprus slopinimas ir reikės gero recovery. Tai va čia tiesiog tokiais trumpais kursiukais ar ne ir panašiai. Dabar apie tikrą, normalų, gerą atsistatymą ir nulipimą labai ilgai nuo chimkys. Tai jeigu tu nusprendai, kad jau tai tavo paskutinis kursas ir tu naudojai
sakykime, ilgesnius esterius arba blogus, tokius visai blogus, kaip kurie kelia progesteroną, tai tavo recoveris turėtų trukti ne 2 savaitės, kaip old schoolas sako, ne 2 mėnesius, kaip dabartiniai vidutiniai recoveriai tarp kursų, bet iš vis galbūt net pusę metų. Tai kalbu apie klomido naudojimą būtent tokį laiko tarpą, palaipsniui mažinant jo koncentraciją kraujyje, tai mažinant tiesiog dozę ir palaipsniui ją mažinant. Iki tol, kol tu visiškai nutrauksi. Tai turėtų būti labai ilgas recoveris. Jeigu nori, kad tavo HPTA sistema vėl veiktų normaliai, pilnai ir nutraukus vaistą nenukristų vėl žemyn. Nes iš tikro nutraukus klomidą, tas testosteronas labai greit vėl krenta žemyn. Tai faktoriai svarbiausia, kad iš tavo sistemos, iš tavo tiesiog kraujyje nebeliktų visiškai jokių liekanų to chemikalų. Tarkim, dekatrenas ar ne, tie chemikalai stovės tau kūne labai ilgai ir kol jie stovės, tol neleis junginėti HPTA sistemos, tiesiog paprastai sakau, ar ne, neleis junginėti tos natūralios testo sistemos. Todėl tu turėsi laukti, kol tie vaistai išsivaikščios iš kraujo, pilnai. Tik tada tu gali pradėti daryti recovery, kuris truks tiek ilgai. Todėl tik nutraukus lėtus esterius, tarkim, naudoji deką, trenas, boldą, kaip pavyzdys kurso metu su testosteronu faktas, juos nutraukia ir tu galvoji, kad iškart pradėsiu čia savaitį praeis, taip testas nukris, paleisim biškį pregnilio, tada leidžiam klomidą, mėnesiukas ir aš kaip naujas. Tai taip tikrai nebus, nes tu tik po mėnesio laiko galbūt bus dekos koncentracija sumažėjus ganėtinai mažai. Bet liekanos tikrai bus vis dar randamos. Šitus puikiai galima pasižiūrėti apie, kur dopingų kontrolėse tikrina chemikalus. Iš tikrųjų tokia informacija tokia labai slidi. Net pats iš tikrųjų per daug nesidomėjau, niekam nerekomenduoju kažką naudoti dopingais ar panašiai, nes čia kaip ir illegal. Ir šiaip iš tikrųjų informacijos per daug internete net nėra. Net tie tokie rimti biohackeriai nelabai dalinasi šitais dalykais, nes matyt ganėtinai griežtai prižiūri. Tiesiog dėl dopingų, kad sportininkam nebūtų tos informacijos iš vis niekur, kad negalėtų manipuliuoti. Tai, bet tikrai žinau su deka, kad gal net pusę metų, tarkim, kūne užsilieka. Nežinau, čia tikslus duomenys ar ne, bet tokių esu girdėjęs. Kažkur esu skaitęs, kad iš vis iki 2 metų. Nežinau, iki kokio lygio čia tos liekanos, bet čia labai greičiausiai mažos. Bet kuriuo atveju tu nutrauki chemikalus lėtus ir tu po 2 savaičių įsivaizduoji, kad nieko visiškai ten nėra, tau atsistatinės testosteronas natūralus. Tai tikrai taip nebus. Tai minimum mėnesiuką laiko tu drąsiai po lytų esterių ir jeigu planuoji normaliai atsistatinėti pilnai, tai tik nutraukus kursą dar visą mėnesį drąsiai gali sėdėti ant pregnilio, tik pregnilio ir daugiau nieko, nes tą mėnesį, kol sėdėsi ant pregnilio, visokie dekos, trenai išsivaikščios iš organizmų. Tu tiesiog laikai dar testosteroną natūraliai gaminamą tavo sėklidėse, su pregniliu pagalba faktas, HPTA sistema faktas mirus, vis šiuo metu ir junginėja, tai yra išsivalinėja chemikalai, tada pradedi junginėti natūraliai HPTA sistemą. Faktas. Kursas buvo 3 mėnesiai, 4, tada tas mėnesis jau tikrai bus labai didelė žala tavo hipotalamus liaukai, pituitary liaukai. Bet kuriuo atveju tu greičiau jų junginės. Ta prasme, papildomas tas klomido naudojimas, per ankstus klomido naudojimas, tau visiškai neduos nieko, viskas, ką jis tau duos, tai tik depresija nuo to vaistų. Todėl palauk, naudok tik pregnilį, tada lengvai išsivaikščios chemikalai iš sistemos, tada pradėk junginėti savo natūraliai HPTA sistemą. Tik toks būdas, realiai visiškai geriau nieko nepadarysi, papildomas, kaip ir sakiau, naudojimas, per ankstus naudojimas klomido nieko visiškai neduos. Nieko teigiamo. Todėl tik toks recoveris ir jis truks labai ilgai. Ir tokia ta tiesa. Tiesa dar tokia, kad normalūs, daug pasiekę sportininkai sėdi visi ant testosterono terapijų, nes patys natūraliai nejunginėja, nes patys normaliai, tai yra normalių atsistatymų darydavo tik tai tokius tuos klasikinius, kurie trunka labai nedaug. Ir vėl šoktau greit ant kursų. Faktas, jie pasirinko, jie aukojo dėl sportinės karjeros, dėl pasiekimų, bet galiausiai jie sėdi ant testosterono terapijų, tai reiškia visą likusį gyvenimą naudoja testosteroną. Kas galbūt ir nėra blogai, tai kaip ir geras dalykas, iš tikrųjų, iš esmės, tu turi daug tokių tikrai benefitų dėl to, tavo raumens tonusas išlieka labai geras, sex drive'as geras, nuotaika gera, tikrai pliusų daug. Tik tiek, kad tu turi pastoviai naudotą vaistą ir ilgalaikį perspektyvą tu tapsi nevaisingu. Ir tiesą pasakius ganėtinai greit.
Ir jeigu nedarysi kažkokių vaisingumų protokolų, tu praktiškai tapsi nevaisingu netinai greitai. Todėl jau tas TRT turėtų būti renkamasi tik tiem, kada tu jau pasidaręs vaikų ir jau jų kaip ir nebeplanuoji. Tada netaip ir baisiai skamba, turbūt, ar ne? Naudot tą testosteroną, to faktas jau kursus išbandęs, nebėjai naudot tą testosteroną, naudot chemiją kažkokią, leistis vaistus. Tai tas papildomas testosterono vartojimas kartą per savaitę tau turbūt nesukels kažkokios baimės ar panašiai. Tai va, tiek apie recoverius, kur, nežinau, informacija baisiai gal skamba, gal ne, bet tokia tiesa. Galbūt žmonės apie tai daug nekalba, tiesiog naudoja, kaip naudojo steroidus, taip naudoja tuos TRT. Ir tie patys sportininkai, didžioji dalis sėdi visi ant TRT. Ir vaisingumas praktiškai miręs. Ir tiesiog tokia, nežinau, tokia informacija, gal baisiai skamba, gal ne, bet tokia tiesa. Todėl, jeigu esi jaunas, paklausyk šios informacijos ir padaryk išvadą, padaryk sprendimus. Nes tikrai gali būti pasekmės tokios, kad tu tapsi nevaisingu ir tau visą likusį gyvenimą reikės naudoti testosteroną. Jeigu tą esi nusprendęs, viskas ok, let's go. Jeigu rimtai planuoji savo ateitį, kurį ar ne, 10 metų į priekį, todėl puikiai apsvarstyk, ar tie trumpi atsistatymai 2 savaičių mėnesių laiko tau tikrai bus pakankami. Ar reikia daryti rimtus atsistatymus, galbūt 4 mėnesių laikotarpiu, galbūt padaryti atsistatymą, jeigu padarai kraujo tyrimus, kad testosteronas yra pakankamai geras, tada dar po mėnesių visiškai nieko nenaudojant, padarai vėl testosterono tyrimą, kartu žinoma seksrumbanį globuliną, estrogeną, kad santykį visą bendrą matytum. Jeigu viskas tvarkoja, viskas ok, tada gali dar pasidėti mėnesį 2 visiškai nieko nenaudojant, tada reiškia jau tavo per metus arba per, čia būtų galbūt pusę metų laikotarpio, pusė iš jo, tavo HPTA sistema sukasi pilnai tvarkingai pati, tada ta atrofacija yra gerokai mažesnė. Tai vat, susitvarkius, susidėliojus viską tvarkingai, galima išsaugoti ir savo vaisingumą, ir sėklidės, ir sveiką HPTA sistemą turiu omenyje, ar ne, ir pakursuot, pažaist, pasiekti kažkokių tai sportinių rezultatų. Faktas, jie nebus tokie, kaip paukojant maksimaliai viską, bet tas optimalus variantas didžiai populiacijai tikrai yra, manau, priimtinas ir geras ir būtent tai, ko visi ir nori. To optimalaus viduriuko, ar ne? Ne kažkaip ten į tokius ekstremalumus eit, kaip prarandi vaisingumą ir panašiai, o tiesiog tokio optimalaus variantų, kada ir performance geri, ir forma gera, ir išlaikai sveiką kūną, ir vaisingumą, ir savo HPTA sistemą ir panašiai. Tai va, tokia informacija šiam kartui. Jeigu patinka filmukai, spausk like ir subscribe. Ir jeigu turi kažkokių tais klausimų, parašyk man į Facebook arba Instagramą. Jeigu turėsiu atsakymus, padėsiu. Ir susimatysim kitame. Iki.